Pabėgėlių priėmimo centras yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, kurios pagrindinės funkcijos yra apgyvendinti prieglobstį gavusius užsieniečius centre, organizuoti ir administruoti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos programą savivaldybių teritorijoje. Kasmet pabėgėlių priėmimo centre vyksta atvirų durų dienos, kai čia apsilanko ekskursijos iš įvairių mokyklų ir organizacijų, kurios domisi įstaigos vykdoma veikla. Labiausiai prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos rytimi ir aktualijomis domisi Lietuvos jaunimas, moksleiviai, studentai ir švietimo įstaigų atstovai. Vasario 11 atvirų durų dieną į Ruklos pabėgėlių priėmimo centrą atvyko Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos moksleiviai. Šiandien pabėgėlių priėmimo centras organizuoja atvirų durų dieną pagal vykdomą projektą prieglobstį gavusių užsieniečiams supažindinti. Atvyko pas mus iš Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos, 7-tokai, labai domisi pabėgėlių centro veikla, čia organizuojamom veiklomis, kokie mokymai vyksta pabėgėliam, labai nori susipažinti su pabėgėliais, pabendrauti su jais. Tokios šventės yra organizuojamos nedažnai, pagal šitą projektą vykdomą mes organizuojame šiemet 3 šventes. Tačiau pas mus atvyksta ir iš kitų rajonų, įstaigų įvairiausių ir ne tik moksleiviai, net ir darbuotojai domisi pabėgėlių priėmimo centro veikla, pabėgėlių patirtimis, istorijomis, netgi skambina darbdaviai, ieško darbuotojų pabėgėlių tarpe. Pasak pabėgėlių priėmimo centro direktoriaus pavaduotojos Beatričės Bernotienės, moksleiviams pakankamai informacijos pateikiama ir mokykloje, bet atvykę čia geriau gali suprasti pabėgėlių gyvenimą, surasti jų tarpe draugų ir padėti jiems integruotis į mūsų visuomenę. Pabėgėlių patirtis yra labai skaudžios ir įvairiausios. Prieš kokį 10-metį tokios informacijos buvo pakankamai mažai, tačiau mokyklose ta informacija dabar yra pakankamai plačiai pateikiama. Tačiau kai atvyksta čia moksleiviai susipažinti su centro veikla, jie gyvai pamato pabėgėlius, tada gali geriau suprasti jų dalį, jų istoriją ir netgi gal suteikti jiems pagalbą, nematerialinę, bet, sakykime, pabendrauti su jais, pakontaktuoti, bendrus renginius organizuoti. Renginio metu centro darbuotojai pristatė įstaigos veiklą, įkūrimo istoriją, pateikė informaciją apie integracijos problemas ir galimybės, supažindino su prieglobstį gavusių užsieniečių šalių kultūriniais ypatumais, aprodė centro kabinetus, užsiėmimo kambarius, muziejų bei kitas patalpas, kur centro gyventojai praleidžia savo laisvalaikį. Čia tu važiuoji? Vienu metu mes turėjome kažkada 80 vaikų, tik vaikų 80. Tuo metu, kai buvo virš 200 pabėgėlių, tai labai daug. Pabėgėlių priėmimo centro vykdomos projektas iš dalies finansuojamas ES ir Lietuvos Respublikos. Sveiki, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Jonavos rajono policijos komisariato informacija apie savaitės įvykius. Vasario 7 dieną vagystė kreipėsi Jonavos gyventoja, gimusi 88 metais. Ji pastebėjo, kad iš garažo Jonalaukio gatvėje Jonavoje pavogti 3 komplektai padangų su lengvo lydinio ratlankiais, muzikinis centras. Apie padarytą turtinę žalą praneš vėliau. Vasario 8 dieną dėl vagystės kreipėsi Jonavos gyventojas, gimęs 80 metais. Pranešė, kad išdaužus keleivio durų stiklą iš automobilio Volvo V40 stovėjusio Chemikų gatvėje Jonavoje, pavogta automagnetolas, stiprintuvas, žemadažnio kolonėlė. Apie padarytą turtinę žalą praneš vėliau. Vasario 8 dieną apie 10 val. Jonavos gyventojas gimęs 84 metais pastebėjo, kad išlaužus kambario plastikinį langą buvo įsibrauta jo butą Chemikų gatvėje Jonavoje, pavogtas nešiojamas kompiuteris. Apie padarytą turtinę žalą praneš vėliau. Vasario 8 apie 18 val. 30
minučių, Jonavos gyventoja gimusi 79 metais, pastebėjo, kad išlaužus plastikinį langą buvo įsibrauta į butą Vaičiūno gatvėje Jonavoje, pavogti alkoholiniai gėrimai, buitiniai prietaisai ir asmens dokumentai. Vasario 9 dieną dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo gautas pranešimas apie 0:40 minučių į Jonavos ligoninę pristatytas jonavietis gimęs 86 metais, jam diagnozuota dešinės rankos šautinė žaizda. Pirminiais duomenimis šį asmenį nenustatytų šaunamųjų ginklų Ralio gatvėje Jonavoje sužalojo kitas nenustatytas asmuo. Vasario 9 dieną dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo gautas pranešimas apie 23:30 minučių moterį gimusi 82 metais namuose Vaičiūno gatvėje Jonavoje sumušė girtas vyras gimęs 87 metais. Pastarasis sulaikytas, jam nustatytas 2,66 promilių girtumas ir uždarytas į areštinę. Vasario 9 dieną apie 1:30 minučių dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo gautas pranešimas apie 1:30 minučių namuose Jonavos rajone Užusalių seniūnijoje Išorų kaime vyrą gimusi 79 metais sumušė žmona gimusi 79 metais. Jis sulaikyta ir uždaryta į areštinę. Vasario 10 dieną pranešimas vėl dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo apie 17:20 minučių moterį gimusi 75 metais namuose Kosmonautų gatvėje Jonavoje sumušė tėvas gimęs 51 metais, jis sulaikytas. Vasario 10 dieną gauti pranešimai dėl vagysčių. Apie 10 valandą Markutiškių kaimo Šilų seniūnijoje Jonavos rajono gyventoja gimusi 43 metais pastebėjo, kad atkabinus kablį buvo įsibrauta į ūkinį pastatą ir pavogtas dviratis, padaryta turtinė žala 500 litų. Vasario 10 apie 15 valandą Jonavos gyventojas gimęs 76 metais pastebėjo, kad išlaužus garažą esančią bendrijoje Kauno gatvėje Jonavoje vartus, išgriovus sieną, įsibrauta į garažą, pavogtas motorinis pjūklas štil, motorinių pjūklų daris, 4 vienetai ratų, kampinis šlifuoklis. Vasario 11 dieną pranešimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo. Apie 6 valandą namuose Sodų gatvėje Jonavoje moterį gimusi, vyrą gimusi 36 metais sumušė sūnus, gimęs 67 metais, jis po įvykio sulaikytas, nustatytas 4,82 promilių girtumas ir jis uždarytas į areštinę. Ir dėl fizinio skausmo sukėlimo ir nežymaus sveikatos sutrikdymo tą pačią dieną, vasario 11, gautas pranešimas apie 14:30 minučių namuose Rimkų kaime Kulvos seniūnijoje Jonavos rajono moterį gimusi 46 metais sumušė vyras gimęs 42 metais, jis sulaikytas, nustatytas 1,4 promilių girtumas jam ir jis uždarytas į areštinę. Vasario 11 dieną apie 10:30 minučių dėl vagystės kreipėsi Jonavos gyventojas gimęs 84 metais. Jis pastebėjo, kad iš jo neužrakinto kambario Dariaus Girėno gatvėje Jonavoje spintelės pavogtas planšetinis kompiuteris Prestižio, padaryta turtinė žala 350 litų. Taip pat tą dieną dėl vagystės kreipėsi Jonavos gyventoja gimusi 78 metais, kad iš vakaro vasario 10 dieną iš jos mažamečio sūnaus 13-mečio treniruotės metu iš rūbinėje esančios striukės kišenės pavogtas mobilaus ryšio telefonas Samsung Galaxy S4, padaryta turtinė žala 2000 litų. Vasario 12 dieną registruotas eismo įvykis, kurio metu nukentėjo asmenys. Apie 16:30 minučių Jonavos gyventojo gimusio 52 metais vairuojamas automobilis Opel Vectra Basanavičiaus ir Ateities gatvės sankryžoje susidūrė su automobiliu Volkswagen Passat vairuojamo Jonavos gyventojo gimusio 90 metais. Įvykio metu nukentėjo automobilio Volkswagen Passat keleivės gimusi 42 metais ir gimusi 69. Jos pristatytos į gydymo įstaigą, vėliau gydymo įstaigą kreipėsi ir Volkswagen Passat vairuotojas. Vasario 12 dieną gautas pranešimas dėl papirkimo atveju. Apie 11 valandą Chemikų gatvėje Jonavoje tarnybinėme automobilio Škoda Octavia Jonavos gyventojas gimęs 60 metais, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jam vėliau nustatytas 2,51 promilės girtumas, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už įvykdytą pažeidimą numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse 50 straipsnių, tai yra smulkus svetimo turto pagrobimas, davė 10 litų kyšį Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos komisariato patruliams. Asmuo buvo dėl kyšio davimo sulaikytas, paklaustas ir
paleistas. Vasario 13 dieną registruotos vagystės apie 7:40 min. Jonavos gyventojas gimęs 80 metais, atėjęs prie kieme Chemikų gatvėje Jonavoje stovėjusį automobilį Ford Transit, pastebėjo išdaužtą dešinės pusės priekinių durelių stiklą, pavogtą automagnetolą Pionier, padaryta turtinė žala apie 1800 litų ir vasario 13 apie 8 val. Jonavos gyventoja gimusi 72 metais, atėjusi prie automobilio Volkswagen Golf stovėjusio Birutės gatvėje Jonavoje, pastebėjo išdaužtą dešinės pusės priekinių durelių stiklą, iš automobilio pavogta automagnetola GVC, padaryta turtinė žala apie 900 litų. Tai tiek būtų mūsų informacijos, dėkojame už dėmesį.